Labas rytas. Vakar atlėkėm į viešbutuką tokį. Kempingą nusprendėm nebevažiuoti, nes kelionė per ilgai gavos, kad dar atvažiavę susitvarkyti būtų reikėję pasiruošti miegui. Mašina daiktų krūva pridėta, tai nusprendėm čia tokį prie pravažiuojamos gatvės pasiimti. Tokį va viešbutuką. Mes miegojom gerai, nebrangus buvo, 378 eurai, 3 su pusryčiais įskaičiuotais. Va, čia toks parkelis yra, toks kiemukas. Visai faini. Visai faini. Fontanėlis toksai. Tokia ramybės oazė. Tikrai šiaip, esam, aišku, nepasakiau Krokuvai, už Krokuvą šiek tiek jau link Zakopanės, čia kokią valandą liko mums važiuoti iki Zakopanės. Tai jau man čia patinka, pati Krokuva, patys jau tie visas pats tas jau dizainas namų, jau link kalnų, jau jis keičiasi nuo to, sakykime, palyginus su nuo mūsų Lietuvos, Lenkijos, tais namais, kaip ir mūsų lietuviškais, čia jau viskas eina stilistika visai kita. Nu ką, einam dabar papusryčiausim, 8 valandos ryto mūsų laiku. Einam. Kaip čia atrodo mūsų vidai. Gyklėlė. Muzika nuotaiką pakelia. Nu ką, skanaus. Nu pasirodo ir svečių turim. Fainiai atėję irgi valgyt nori. Nu ką, skanios kavos. Ir šiaip sėdėm, su šeima atkreipėm dėmesį. Tokie, čia tikrai tas interjero dizainas toksai, tie lovų galiai tokie pakabinti ant sienų. Įdomiai. Lempos tokios. Čia ugnies įpūtikas, čia toksai pakabintas didžiulis palubėjai. Taip įdomu, čia tikrai ten tokių visokių senų televizorių pridėta. Faini. Tikrai toks retro stilius. Klasika, old school. Tikras old schoolas. Gerai. Pusryčio, kokia mylybė, ta katytė mūsų. Dama vaikšta savo. Biški nelaimė atsitika. Morkaus. Biški žąsiai kaklas nukrito. Kažkam turbūt. Čia visokių buvo. Atsimenat, kas nors tokį daiktą? Kas nors tokį daiktą, atsimenat, kas čia yra? Visai nebuvo žmonių. Aš atsimenu. Man teka su tokiu daiktu kopūstus čia škavoti. Taip sakant, dėti kopūstus, kaimiškai tariant. Gal ne, saugiau. Tai va. Gerai. Tai yra mes gražu. Viskas laukiam. Sotus. Pusryčių. Kaip supratau, iškeps kažkokių kiaušinių čia mums su kažkom. Ir panašiai. Skanos. Mums. Gražiai mokė elgtis su gyvūnais. Šaunuolis mano sūnus. Geri mano vaikai.
Geri mano vaikai. Labai šauklėti. Džiaugiuosi kažkaip už abus. Savo sūnus, abu geri. Labai išauklėti ir atsakingi, labai, žodžiu. Kuo mes patenkintas, to mes. Gerai, keliaujam dabar jau į kalnus. Susitiksim ten. Sustojom prisipilti kurą. Įdomu, kiek dabar tilps to kurą mum. Nuvažiavom. Kiek čia nuvažiavom? 608 kilo. O, kas čia? Laša. Laša iš pistoletą sugėdęs. Nebėla. No, 608 kilo, tai kokie šiam 8 litrai subėgs, jeigu 10 litrų degint 100. Nu, neturėtų tiek būti, turėtų kokie 8 litrai būti. Paskaičiuosim. Tam 9 litrai subėga, rytoj mes išskaičiuosim, kas čia gausis. Gerai. Taip. Taks. Žakinam bakelį. Biškį pasipurvim. Biškį pasipurvinau. Taip. Paskaičiuojam. Taip. PM9 kablis 2 padalinam iš 6,800 nuvažiuoto. 8,7 litrą. Normaliai. Skaitau, kad normaliai su kroviniu. Paspaudžiant biškį. Skaitau, kad tikrai normaliai. Gerai, einam mokėti. Žmona langus apiplauna. Mašinikiai. Langiukai, kad būtų švarus. Nes nutaškė mums čia naktį tais visokiais mašalais nesimato, ten biški matosi jau kalniukai. Važiuojant vaizdelis gražiau keičiasi. Gerai, einam mokėti, važiuojam toliau. Nu, gal biški matysis kažkas, pafilmuosiu šiek tiek. Nežinau, per kamerą gal taip niekada nesimato to viso grožio, bet jau didybė prasideda. Didybė šitų kalnų. Tie kalnai mus po kažkada pirmą kartą atvažiavom, tai po to karto taip atrodo, kad ir šaukia sugrįžti. Nu ką, jau nebetoli. 30 minučių važiuoti. Vaizdelis jau gražus. Laukiam prie kelio remonto darbai, šviesoforas ir va čia sustojam, jeigu jum gerai matosi. Va, dūmelis rūksta, žmonės gyvena prie kelio, verda košė, pietus bus. Šeimininkas sėdi, nuogs po pavėsinę pavėsi, ranką susikryžiavęs, lauk, kol išvirs sūnus valgyti. Žmona vaikšta ruoš stalą, alaus padėta, matau bambaliuks. Tikras gyvenims. Kaima. Pirkė tokia va. Va. Tokia senovinė. Smagu pažiūrėti. Tikrai. Tikrai. Gerai. Pajudėjom. Judam. Labai trumpai degtų. Ta žalias, kaip supratau. Kad čia mes jau stovim tą nedidelę atkarpą kelius šimtus metrų, bet jau 10-15 minučių. Labai sunkiai pravažiuojam, bet čia tiek ir tėra. Paskui jau pravažiuosim jau
galėsim važiuoti normaliai. O, ir užsidegė, čia degė gal kokį 30 sekundžių jaučiu. Ta žalias. Vėl raudonas. Nu, mes jau turėtume dabar sekantį kartą jau pravažiuoti. Jau vaizdai gražus, akiai jau malonus. Tai va, ką čia dar jums papasakoti? Ką mes dabar suplanavę? Važiuojam į aikštelę, esam Slovakijoje iš tikrųjų dabar. Važiuojam į aikštelę, kur yra vadinami tie funikulieriai, kelia jie į viršų į kalną, į aikštelę, o po to iš tos aikštelės yra kryptis, kur tu nori eiti. Yra su rodiklėm, su viršūnėm, kokio aukščio viršūnės, kiek laiko eiti ir panašiai, pagal sudėtingumą trasos. Yra tokių, kur ir su grandinėm jau yra grandinės prigręžtos prie uolų. Prie uolų turi į jas įsikibęs jau praeiti tarpeklius. Ir krioklių yra, ir visko yra. Tai rinksimės šį kartą paprastesnę trasą, trumpesnę. Esam su vaiku savo, sūnum, suklojęs po kaldrą pasislėpęs 10 metų, tai kaip jam bus ten sudėtinga eiti, pas jį jis yra plokščiapadis, nupirkom batus, bet jam vis tiek pavargsta kojos. Jau ypač po kalnus vaikščiot nesam buvę, bet žiūrėsim, kaip jam seksis. Tai va, tokios tokelės, tokie planai mūsų, o po to jau vėl tada pafilmuosim, kaip mums ten sekės. Aš nežinau, mes neužsisakėm tų bilietų. Iš tikrųjų iš anksto. Bet važiuojam kaip visada taip, vabank. Be plano. Neprisirišę. Gal ir nelabai gerai, gal ir reikėtų susiplanuoti. Gal reikėjo šiandien anksčiau šiek tiek pajudėti, bet pusryčiai tik 8 valandą buvo, tai pavalgys, bet kokiu atveju 9 pajudėjom. Tai mūsų laikų dabar yra 11. Čia važiuoti netoli, bet 2 valandas, kol tais visais kaimukais, keliukais, kalnais, šviesoforais, kelio remontais ir panašiai. Tai su dviračiais čia mumis visi lenki. Žalias. Gerai. Žalias. Važiuojam. Pasukam. Ar jūs matytumėt, gal įdomu kažkiek pasižiūrėti. Nepraleisiu, sorry. Autobusas nepraleisiu. Nes mums dabar žalia tą reikia spėti prašokti. Pasirodo, kad pasiseks. Aha, viskas įvažiavo. Nu va. Čia rimti remontai tokie. Per tokį tilčiuką reikia pravažiuoti. Oho. Oho. Eik tu sau laikins, tilčiuks kažkoks. Pažiūrėk, sūnau. Eik tu sau, girdi, čia per tokį, kaip čia šakiniai. Per metalinį. Kažkokį laikiną eina sau. Šiaip nebaigštus, bet dabar man jau nejauku buvo. Eina sau. Nu gerai. Tai čia pravažiavom tą kliūtį. Judam toliau. 27 minutės čia. Dviratininkų daug motociklų. Šeštadienis. Visi aktyviai leidžia laiką kalnuose. Kažkaip svajonė vos nebūtų mano gyventi čia kalnuose, bet turbūt visur gerai, kur mūsų nėra. Ten, kur gyveni, ten įpranti ir nebeatrodo nieko įspūdingo. Tai ko gero, čia pagyvenus ir čia jau būtų įprasta viskas. Bet va smagu, kai atvažiuoji kartą ar 2 kartus per metus ir eini pasivaikščioti ir vėl pajausti kalnų didybę. Gerai. Tada judam į vietą. Susitiksim jau aikštelėj. Atsimenam, kad čia esam važiavę jau. Vaizdelis toks. Čia buvom sustoję, pradžioj.
kamera taip nepersiteikė tas vaizdas, bet tikrai yra ką čia pažiūrėti, jeigu taip realybėj būnant. O mes važiuojam dar toliau. Čia keltuvai yra, bet čia jie į apačią. Čia tik tai aukščiausia vieta, kur užkelia. Mes norim keltis ten aukščiau kalnus. Gerai. Judam toliau. Nu ką, atvažiavom, prisiparkavom mašiniuką savo. Taip, dabar viskas ok, reikia sumokėti, tik tai už parkingą neužmiršti. Ir pasiruošę kažkaip jau pradėti savo žygį. Va. Matas. Va, mažiuks mano. Apsirengęs, pasiruošęs. Na, turi sėdėjęs viską? Aha, turi. Turi. Striukė? Turi. Turi. Džemperį turi. Gerai. Mašiniuką. O. Mona kažkada paskutinius. Renk. Daikčiukus plemba. Parkingą radom už kilometrą kokią. Tik tai. Prisiparkuoti. Reikai dabar. Va. Gerai, kol kas. Tu. Tarnauji, trau gerai, kondicionierius veik gerai. Tik labai dūmina. Iš galo, kai duodi juodų dūmų kamuolys, man piški yra pačipuots, paturbins, tai tų kilovatų čia daugiau, bet į kalnus važiuoji laisvai. Labai geras. Užsidarė. Nu, viskas, rakinam. Все, einam mokėti parkingą. HNZ 911. Nu, o, kokia eilutė pasidarė. Mes spėjom nusipirkti. Bilietus. Gavos aukštyn žemyn, 2 suaugę ir vaikas, 41 euras. Jie abi pusės. Ten, kur buvom prieš tai nuvažiavę su funikulieriais, su lynais, keltis į viršų, ten gaunasi 28 eurai. Vienam žmogui aukštyn žemyn, tai ten apie 100 eurų būtų buvę. Nu, dvigubai, sakykime, brangiau būtų buvę. Nu, tai užteks, nes mes čia esam buvę, tik mes nesikėlėm su traukinuku, o ėjom pėsčiom. Dar būdami jaunesni, sakom, ką čia mums nereikia, užlipsim. Kai pradėjom eiti, čia 2 valandas vien lipom, kol tas traukinuks 5 kartus pro mumis pravažiavo. Tai dabar tokios klaidos nebedarysim jau. Ateinu, čia galiu jums pafilmuoti biškį. Kaip čia atrodo. Čia viduj va tas traukinukas yra. Nežinau, matos, čia jums gerai matos. Tas traukinukas ir jisai va tokio lyno pagalba bėgiais kelia, tempia jį į viršų ir paleidžia į apačią. Nenoriu sakyti, kas būtų, jeigu tas lynas nutrūktų. Pareitume nuo to kalną į stotelę visų greičiu. Tai jaučiu čia kiaurai per tą stotelę ir tenai į apačią Šiaulius musiau paliektume. Gerai, jokas jokais. Čia kaip sakant. Tai va. Nu ką, laukiam dabar, kiek čia tų valandų yra. 51, tai už 9 minučių temps čia mumis į viršų. Galim sakyti temps, nes čia su lynu. Einu žiūrėti, kur ta šeima pabėga. Norėjom ledų nusipirkti 2 eurai. Leduks toks vaisinis. Susilaikėm, gal čia tokios kainos taip ir bus. Greičiausiai. Gerai, susitiksim. Visai fajnie. Lokys per stogą praėjo.
įdomiai važiuoja čia tas traukinukas mūsų. Toks nemažas greitis, pasakyčiau. Važiuojam į viršų. Nežinau, matos čia. Per kamerą nesimato, bet vaizdelis gražus. Ta pati vieta, ne žmona? Ta pati vieta, kur buvom. Ta pati vieta, kur buvom. Lietuvių yra dar yra. Lietuvių buvom kažkada irgi čia sutikę. Meškų yra kalnuose, sakė, šiaip bijo žmonių meškos, bet viską būna. Svarbiausia mojuoti ir stipriai šaukti. Ir trumpikės turėti atsarginės. jeigu neįsigastų. Va ten. Va, matos ten toliau viršūnės. Eisim. Sraigtasparniai skraida. Nu, veiksmai yra. Gerai. Kopsim. Pala, kuris čia? Ai, skrend čia. Va. Nežinau, matos jum? Ar matos, bet skrenda pakankamai aukštai. Ką? Ką tu nori? Sūnau, ko tu kvieti mane? Čia irgi nenukrisk. Nenukris, vaikelė. Vaikelė. Gerai, viskas. Einam rinktis kryptį, ane? Ir einam. Ok. Taip, išsirinkom Zamkovčecho chatą, valandą eit į tą pusę, pradedam žygį. Nusifotkinam čia šitą žemėlapį. Atsimenu, kažkada senai buvom irgi kažkaip susiorientavom, ženklai visur buvo, laikome savo krypties. Ir susiorientavom kažkaip kur nueiti. Tai dabar nusifotkinę. Yra šiaip visokių programėlių dabar, jeigu kas galim. Jeigu ryšys bus kalnuose, tada buvom nuėję, ryšio nebebuvo. Nu va, čia tai tokie va visokie akmenys. Kas nesat buvę kalnuose. Tokie šaknis, akmenys, žolės, kai kur bus, nebebus žalumos, aukščiau jau. Tai žemaida, kur debesis lietus lietų dar žalia. Kada jau aukščiau kažkur tai jau tenai viskas, kaip sakant, akmuo, žaluma nebeauga. Čia reikia atsargiai. Praeitą kartą, kai buvom, nepasakojau, žmona išsisuko koją, užlipom aukštai, ten ėjom, aš nežinau, kiek mes ėjom. Kiek mes tada ėjom ten? 6 valandas. A ne, į vieną galą, užlipom pačią viršūnę, ten jau tokia trobelė, jau tie, kaip juos pavadinti, žmonės, jau kurie užkopė į viršų, jau ruošės miegoti tenai, su miegmaišiais, su gultais, o mes dar tik į apačią pasileidom, tai 12 valandą nulipom. Tai žmona per tokį upelį ėjo prie krioklio ir ant akmens ne taip koją padėjo, įsisuko, tai ištino visą koją, bandžiau panešti. Nepanešu, pats nepainu per tos akmenis. Tai tokias išlaužiam žabas, dabar tai lasdas nusipirkom. Nežinau, žmona, kur turi lasdas. Va. Nusipirkom lasdas.
po 10 eurų už vieną lasdą, tokias iš Decatlono normalios. Tai naudosime tom lasdom atsiremti, nes tikrai yra slidus akmenis. Šiaip jau batus irgi nusipirkom, ką praeitą kartą klaidą darėm, su kėdais išėjom, vat. Sūnui batai, aš tokius turiu, atrodo neslidus mano žvejybiniai tokie irgi. Tai bus gerai viskas, bet jau čia pasikėlėm į viršų, jau vėsiau. Tai pasiėmėm irgi. Pasiėmėm džemperis, pasiėmėm lemenės, bet manau, kad tiek nelipsim. Viršų išlipus tai šalta, ten keli laipsniai tik šilumos, dar sniego yra. Ten matos yra sniegas dar pažiūrėjus. Žodžiu, gerai, daug informacijos. Žygiuojam į tikslą ir ten turim pasidarę sumuštinių, pasidarysim pikniką. Einam pro krioklį, kokį krioklį pamatė įdomesnę vietą, pafilmuosiu dar. Gerai. Ar girdit? Va, koksai. Einam, prieisim arčiau dar. Ten bėga toli, nežinau kiek matos per kamerą, bet nu tokie gyvai tai super. Gyvai tai super. Atrodo. Taip va ir einau su lasdelė pasimuždams. Nelabai man reikalinga, tada varėm. Ką čia radai? O. Nelabai man ta lasdikė reikalinga, bet gerai, seniukai pasiremti. Daug nebegaliu filmuoti, turiu taupyti batarkę, bet negaliu nenufilmuoti. Krioklys. Koks garsas. Ten viršūnės tokios. Nežinau, kiek matos per kamerą patikrinti. Gražu. Lipam dar žemiau, lipam dar žemiau. Bet tai tau. Pasaka. Koks vanduo. Skaidrus, melsvas, švarus kalnų vanduo. Liuks. Oh yeah, oh yeah. Dėdinu filmuoti. Kažką priėjom. O kažkokia svajonių trobelė tarp kalnų. Aš sakau, jeigu būtų tokia svajonė, kad kažkur privačiai, va tokį nuomotų namelį, užsisakei jį ir kopt, pavyzdžiui, tau reikia valandą laiką iki jo. Haikint kalnais, tada ateini, atvariai su kokiais draugais, pasikepiai, pasikūrei trobeliai, ugnikę, pasikepiai šašlikiuką, pabuvai gamtoj, naktį atėję mešką, kokią langelį laužiau, stiklą daužį, užuodus šašliką. Žinai, kiekvienas turim savo svajonės.
Čia kažkas arti mano svajonės. Paėmus. Kažkoks aukinuks pastatuks. Toks va tarp kalnų. Rojaus kampelis. Šiaip visai faina idėja būtų. Iš kur kalnuose įsigyti kažkokį lopinėlį žemės, va tokį panašų ir pastatyti trobelę ir nuomoti per bookingą. Visai įdomu būtų. Manau, būtų norinčių labai daug. Tai va, tokios mintis, bevedinant galvą nuo darbų, gims naujų idėjų. Gerai, einam toliau, mūsų tikslas dar už pusvalandžio kokią. Tai galima ir į vandenį lipti, jau atėjom tiek. Trūksta tik meškų, lašišą gaudančių. Primena čia tą išgyvenimą. Čia tokie stagarai nudžiūvę. Kai buvo, kur čia po vieną išgyvenimų įėjo, tai ilgiausiai išgyvenęs, be nieko, ten tik tai duodavo, neklystų, 10 įrankių pasimti, 10 daiktų. Tai manau, kad ten 78 paras išgyveno. Dabar Mongolijoje buvo Mongolija. Ten ir vilkai, ir meškos, ir visa kita. Ten, tai va, tarp tokių pat stangarų. Irgi upė tokia šalta. Ten, man atrodo, gyveno kažkaip rudenį link žiemos. Tai ten, žodžiu, paėmės, numetusis po 20 kg, ten visus ar dar daugiau. Sūnus, atsimenu, su tėvu buvo dviese, po 2 liktais buvo. Nu, žodžiu, sakiau, tokių patikdavo pasižiūrėti, kas apie gamtą. Gerai, ilgai neįsiplečiam, baterija su limitu, aida yra, pusė baterijos dar yra. Va, einam toliau savo tikslo link. Gerai. Turiu nufilmuoti. Jaučiu sunkiai girdis. Kažkas. Eina sau. Pala, kaip šitą kamerį geriau. Geriau taip laikyti. Aha. Eina sau. Žmonių normaliai. Žmonių nemažai. Liuks. Taupom bateriją. Noriu parodyti dar tiltelį. Koks nutrintas. Tai reiškia, kad čia praeina 1000 žmonių per dieną. 1000. Nu, tokių jau nebefilmuoju, čia pilna kriokliukų, bet lentos jau paleist kamerą. Bet tokios va taip nutrintos. Va taip. Tiek praeina žmonių. Grynas oras. Kalnai. Super. Viskas, pasiekėm savo tikslą. Samčenko chata. Ten da kalnai aukščiau. Tokia teritorija. Kažkokia. Žmonių nemažai. Super.
Super. Einam kažkur nori šeiminę tualetą. Susirasim tualetą. Paskui eisim ant kokią akmenėlę, atsisėsim, turim sumuštinių ir pasidarysim pikniką. Nu ką, o susitiksim mes, manau, dabar jau mūsų planuojamam kempinge. Įsikursim kažkiek. Iki. Sraigtasparnis skrenda, mes grįžinėjam į savo traukinį, liko 20 minučių, pavargai? Aha. Ir tik valandą paėmėm eiti, jau pavargai. Jo, biški mama kažkaip norėjo, man atrodo, ten 5-3 valandas į vieną pusę. Oi, ne, galvoju. Užteks mum tiek. Gerai. Kopiam, tiksliau leidžiamės nuo kalno toliau. Pasirodo ir gyvačių turim. Nežinau, kas čia žaltys, ar angis. Bet vaiks vos neužlipa. Gal dabar dairysiuos labiau. Gerai, viskas. Važiuojam su traukinuku atgal, bet va įdomiai, ten jeigu matysis, yra du bėgiai. Vienas bėgis ir jis išsišakoja. Kai išsišakoja, jie taip pataiko, kad vienas su kitu prasilenkia. Ir vėl grįžta į savo linija. Žodžiu, gudrus tie lenkai. Nu ką, važiavom į kempingą. Žodžiu, čia toks fains, esam čia buvę. Pastačiau savo kareivuks. Stovi ten, sakau, laikyk vietą, kur reikia užvažiuoti, mane čia šlapė yra tokie padaryti užvažiavims. O, stovi kareivuks. Gerai. Pataikiau? Pataikiau užvažiuoti, ar ne? Nelygiai? Jo. Nepataikiau užvažiuoti. Reikia iš naujo. Nu gerai, žodžiu, parkuojos, o paskui žiūrim. Ok. Nu ką. Kažką biškį pjaustą daro. Sūnus banda kažką. Ką čia darai? Deginė, ne? Nu geriau čia degėt, negu pasislėpęs kur nors. Taip, dabar va, turim tokį bardaką. Turim čiužinį. Aišku, per skubėjimą pompas nepasėmėm. Su burna nepapučiu. Iš kartą svaigs galva. Ką čia sugalvoti, galvoju dabar. Kaži padangai pūsti. Pompikė. Turiu tokia prikurytelį jungęs, bet jinai bus mažas rautas oro. Padangai pripūsti užtenk, bet čiužiniai bus, kol pripūsti čia ilgai, nuobodžiai. Nu žodžiu, nežinau, pas kaimynus reikia eiti. Pro langą tamsinta sėdi lenkai. Pas kaimynus arba pas tuos kažkur eiti. Nu kažkur reikia eiti, paprašyti. Tai va, pučiam čiužinį, kepam mėsą. Ką? Nu tai gerai, dabar jinai smilks. Kepam mėsą, tvarkomės ir viskas. Ir iškilaujam, ilsimės. Tiek žinių. Rytoj vėl bus kažkas. Iki.